Visi bijo per didelio gliukozės kiekio kraujyje, bijo gliukozės šuolių, insulino rezistencijos ir to pasekoje vengia angliavandenių. Bet ar tikrai tik angliavandeniai yra didysis priešas? Būtent po gliukozės revoliucijos knygos išleidimo daugelis susistatė gliukomačius ir pradėjo matuoti gliukozę. Ar tikrai to reikia? Ne tai, kad angliavandenių mums reikėtų vengti, o rinktis juos teisingus ir suprasti, kad baltymai riebalai gali turėti lygiai taip pat įtakos mūsų gliukozės disbalansui. 1-2 kartai per dieną valgymas sukels lygiai taip pat gliukozės šuolius, todėl svarbu reguliari, subalansuota, saikinga mityba. Gliukozės koncentracija kraujyje gali padidinti ir vandens nevartojimas pakankamo kiekio, taip pat stresas. Jeigu turėsi nuolatos per didelį kortizolio lygį kraujyje, tai neišvengsi būtent gliukozės šuolių. Jeigu tave jau kankina lėtinės neinfekcinės ligos, turi policistinių kiaušidžių sindromą ar skydliaukės sutrikimus ar kitas diagnozuotas ligas, gliukozės suvaldymas ir būtent insulino rezistencijos yra tikrai iššūkis. Skaityk aprašyme, kokie faktoriai nulemia per didelį gliukozės kiekį kraujyje ir kas išbalansuoja būtent gliukozės šuolius, insulino rezistenciją ir ar tikrai mums visiems reikia matuoti ir stebėti tą gliukozę. O gal reikia į viską pasižiūrėti daug paprasčiau, nes daug svarbiau yra sveikas protas mityboje negu ortoreksinis mąstymas. Daugiau naudingo turinio rasi prenumeruodamas Sveikatai palankus naujienas. Būk pirmas, kuris sužinos naudingą informaciją skirtą tau.